Sveiki visi, keliauju toliau per Lietuvą ir šiandien esu Malūnų ir Alaus krašte. Pakruojo pusėje esu visai netoli Linkuvos ir atvažiavau svečius pas ūkininką Artūrą. Atsivežė mane prie rapsų ir žinokit, ką galiu pasakyti, tai čia šiaurėje jie didžiausi. Pervažiavau per visą Lietuvą, bet čia pagal aukštį jie didžiausi. Kokia veislė, Artūrai, sakykit? Dominatorius. Dominatorius, jo. Dominatorius. Šiaip apie metus galit pasakyti, koks specifiškumas šiauriai, kas vyksta, ką turėjot, ko neturėjot, koks skirtumas nuo kitos Lietuvos? Turėjom daug vandens šiemet, labai daug, sakykime, bet kaip pavasaris nėra labai blogai, jisai geriau vanduo negu kad sausra, kaip pernai kad buvo. Pavasarį tas vanduo greičiau ir jis neruduojas greičiau ir išeina, kiek jau prilyj, bet... O kaip yra su šalnom? Ar jūs irgi gavot? Gavom kokį porą kartų, gal gavom tų šalnų. Ir girdėjau... Su tokiais tarpiukais vieną kartą, paskui praėjo, bet labai įdomu, todėl kad šiemet ir šalnus, ir lietus kartu, taip kažkaip... Tai jums gelbėjo, pas jumis seniau taip nebūdavo, kad jeigu šalnus, tai šalnus, lietaus nebūna. Jo, pas jumis pusiausvyra vis tiek vyko. Šitam lauke, Artūrai, žinau, kad naudojat megafolį. Naudojam. Ir naudojat prieš šalnas jūs jį. Taip. Kartu su fungicidu? Ja. Kartu su fungicidu naudojat. Taip. Nes matosi, kad ankštarų užsipildymas tikrai stiprus ir didelės ankštaros, tai manyčiau, kad čia megafolis padėjo. Nu, taip. Aišku, žiūrėsim, kas rudenį darysis, kai kursim kombainus. Tai dabar kokie darbai dar laukia? Nu, su rapsu viskas jau nupurkšti. Laukiam derliaus. Kviečiuose, mačiau, tik pasirodė vėliavinis lapas, planuojat pagrindinį purškimą? Jo, elatus serą purškiam. Elatus serą jau pažįstamas, daug metų. Daug metų jau purškiam, biški, kada nusiperkam ir kitos kokios nors, bet mažai kažkokį tai kiekį, jeigu... O tai pagrindė elatus serą, nu, kaip ir bandom, viskas gražu, patinka. Super. Ir kiekvienais metais vis naudojam. Vis naudojat, labai gerai. Tai va, tokios naujienos iš šiaurės Lietuvos, tikrai pasėliai čia atrodo gerai, nors kviečiai truputėlį mažesni negu visoje likusioje Lietuvoje, bet viskas dar ateis, nes jie kritulių dar pas mus riebesni. Sočiai. Pas jumis riebesni, taip. Daug vandens riebesni. Taip. Tai dėkui visiems, dėkui Artūrui. Nėra už ką. Iki susimatymo.